Moteris, jeigu norite, kad vyras jums įsipareigotų, tai jis turi žinoti, kad geba padaryti jūs laimingą. Supaprastinti galėčiau išskirti 3 lygmenis, kad instinktyviai atsiranda noras įsipareigoti. Tai pirmas yra noras būti reikalingu, kai jaučiasi, kad gali būti reikalingas, be jo būtų labai sunku. Tiesa, ties šito lygmenio nėra tiesioginio noro įsipareigoti, dažniausiai yra tiesiog pakankama priežastis nepabėgti. Antram lygmenį, kai aš žinau, kad galiu padaryti ją laimingą, jau atsiranda noras įsipareigoti, bet tuo metu mes būna, kad pamirštam save. Ir jeigu mes pataikaudami tik tai gebam padaryti moterį laimingą, tai nebūtinai yra tvaru. Siekiamybė yra gebėjimas padaryti moterį laimingą, būnant savimi. Jausmas, kad gebu tą padaryti. Ir tai yra labai retas atvejis, jeigu mes nesimokom apie santykius, apie ryšį, apie instinktyves reakcijas, lygiavertiškumą ir taip toliau. Tokiu atveju kaupiasi nuoskaudos, rezultate mes ne tai, kad nesijaučiam gebantis padaryti moterį laimingą, būnant savimi, mes negebam ir pataikaudami ir net nesijaučiam reikalingi. Ir tada natūralaus noro įsipareigoti, instinktyvaus impulso nėra. Be abejo, čia kalbu tik apie instinktyves priežastis ir dar ir sąmoningų. Apie jas beveik mini seminarą pravedžiau šitoj istorijų serijoje, išsaugota highlightsuose su labai gerais atsiliepimais. Pasižiūrėkit ir jeigu patinka šitas temas, pasekit.